Stop technikos pratimas prasideda nuo pirmo žingsnio, kuris vadinasi sustok. Trumpam stabtelėk ir pripažink, kas vyksta šiuo momentu. Jeigu jautiesi įsitempęs, pasimetęs, ar nori reaguoti impulsyviai, įsivaizduok, kad spaudi pauzės mygtuką. Suteik sau leidimą trumpai atsitraukti nuo situacijos. Antras žingsnis – įkvėpk. Perkelk dėmesį į kvėpavimą. Giliai įkvėpk, pajusk, kaip plaučiai prisipildo oro. Ir lėtai iškvėpk, leisk kūnui šiek tiek nurimti. Jeigu nori, gali uždėti ranką ant krūtinės ar ant pilvo, kad aiškiau jaustumei kvėpavimo ritmą. Leisk kvėpavimui tave įžeminti ir grąžinti į čia ir dabar akimirką. Trečias žingsnis yra stebėk. Kai jau jauti daugiau ramybės, nukreipk dėmesį į vidų. Pastebėk savo mintis. Mintis, kurios ateina ir praeina. Kokie jausmai ar emocijos šiuo metu kyla? Ar kūne yra įtampos ar diskomforto? Stebėk viską lyg smalsiai tyrinėdamas, be jokio poreikio ką nors vertinti ar keisti. Ketvirtas žingsnis yra tęsk. Po šios trumpos pauzės pagalvok, kaip norėtum judėti toliau. Paklausk savęs, koks atsakas šioje situacijoje labiausiai atitinka mano vertybės. Pasirink sąmoningai. Eik toliau vedamas ramybės, aiškumo ir vidinės išminties.